Gerbiami sveikatos priežiūros specialistai. Tai pradėčiau pranešimą, jeigu jo tema būtų tokia, kaip nurodyta programai. Bet kai aš siunčiau pavadinimą, jis skambėjo taip, slaugytojos malonėje. Ir aš nesu supančiotas kažkokiu tai universiteto antpečiu ar kažkokiu tai dėl oficialumo, todėl galiu kalbėti laisvai, kaip jaunas gydytojas ir jaunas skubios medicinos gydytojas. Ir tas skubioji medicina pasireiškia ir mano charakterį ir šitam pranešime be abejo. Ir kaip prieš 2 mėnesius man paskambino Eglė ir sako, Martynai, čia vyks tokia konferencija, reikia pašnekėti, žinai, čia motyvacija kažkokia, čia jaunieji gydytojai, čia taip ir panašiai. Ir sako, apie slaugytojas reikės pašnekėti. Wow, sakau, neblogai, tikrai padarysim viską, tikrai padarysim, pašnekėsim. Žinot, prieš tai pranešimą mano būdavo apie mediciną, edukaciją, vadybą, nu tokie vandenėlis, tenais galima padžiazuoti labai lengvai. Ir aš, tos 2 mėnesius aš vis sakiau, tai ką aš galvoju apie, ką galima pasakyti, ne, apie jaunojo gydytojo perspektyvą į slaugytojas. Ir turbūt tai pirmas dalykas, nuo ko norėčiau pradėti, tai turėtų būti pabaigoje, bet aš labai norėčiau jums nusilenkti ir padėkoti už tai, kad ant jūsų laikosi visa šita sistema, mūsų gremėtiška. Nesvarbu, kas bus ministras, nesvarbu, kas bus kažkoks ligoninės direktorius, bet tai, kokią paslaugą gaus pacientas, lovoje, priklauso nuo jūsų. Net ne nuo gydytojų iš tikrųjų, kaip aš dabar supratau, nors ne taip galvojau medicinos studijų metais, bet kaip bus pasakyta pacientui, kaip bus jo pasisveikinta, kaip bus malonu, kas jam išties ranką ir panašiai, visą tai priklauso nuo jūsų. Ir iš tikrųjų aš esu, palyginus kokiam čia sąlygom mes gyvename, tai aš esu sužavėtas ir tik tais ant jūsų kantrybės, galbūt net per didelės kartais visą tai laikosi. Ir aš pabandysiu pristatyti, ką man reiškia slaugytoja, dabar po 2 mėnesių nuolatinio žiūrėjimo ir kaip atrodo jaunajam gydytojui, tai iš mano perspektyvos. Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, žinote, iš kažkur štai atėjo, aš nesugebėjau atsekti, bet slaugytojas masinėje medijoje kažkokius su seksualumu kažkokius siejamas, kažkokios ten kaspinėliai, kažkokios iškirptės, man absurdas, visiškai nesąmonė, ta prasme. Bet kas man pirmas dalykas prisateina į galvą, kai man pasako, kalbėsim apie slaugytojas. Tai man ateina tas kaip mama, ta prasme. Ir aš iš tikrųjų tai jaučiu ir per visas mano 6 studijų metus, iš kurių 4 metus pradirbau sanitaru, labai po malonėje slaugytojų. Ir dabar, kai esu jaunas gydytojas ir rotuoju pro skyrius, tai aš visą laiką tą jaučiu, ta prasme. Ir aš dirbu skubios medicinos skyriuje pagrinde ir aš prisimenu savo pirmus liūdėjimus. Dabar jau yra 3 metai į pabaigą, dabar jau biškį lengviau, dabar atsirado žinios, atsirado šiek tiek patirties, tu moki bendrauti su pacientais, yra biškį paprasčiau. Bet aš prisimenu pirmus savo budėjimus. Būdavo žiauriai sunku, ta prasme, aš taip bijodavau, ta prasme, jeigu budėjimas 8 valandą vakare, aš 7, man stresas kyla, takikardija, aš toks visas valgyti norisi kažkokį, kad tu tai susiramintum. Nežinai, kad tiek daug situacijų, kad tu gali padaryti klaidą. Ir tada ateini į skyrių ir ten būti, matai, Edita. Ir iš karto tau ramiau, viskas, tikrai tavo užpakalį sužiūrės. Pažiūrės tavo paskyrimus, pažiūrės, kad tu nepridarytum nieko, pasakys, kaip yra įprastai daroma, kaip tokie pacientai, ar jis iš tikrųjų blogas yra, ar geras, ar jisai sunkus ir panašiai. Viskas yra daug paprasčiau. Ateini į skyrių ir pamatai, kad būti su gera komanda slaugytojų, tau iš karto yra paprasčiau. Ir aš iš tikrųjų noriu šitą žinutę perduoti jums, slaugytojos, kad jaunam gydytojui, kuris ateina į rotacijas naujai, rezidentai, jūsų reikšmė, prisidant prie medicinės edukacijos ir prie būsimo charakterio formavimo, yra didžiulis ir neišmatuojamas. Kitas dalykas yra, kad kai tu eini į naujus skyrius, pavyzdžiui, aš atėjau visai neseniai anesteziologijos dabar skyrių, man reikia išmokti tam tikrų procedūrų, tu ten jautiesi kaip Alisas stebuklo šalyje, ne? Nes ta pati ligoninė, bet kažkaip kitaip popieriai pildomi, kažkokie kitokie gydytojai, kažkaip vis kažkokie tam tikras Kauno klinikos yra folkloras, turbūt visos ligoninėse, net nes protokolai yra protokolai, popieriai, bet iš tikrųjų tai yra folkloriniai susitarimai, tam tikras ansamblinės sutartys tokios. Ir gydytojai, mes neturime medicinės edukacijos kultūros, gydytojai sako, tai va čia tą padaryk, čia įdurk ir laimingai, supildysi popierius, atnešk pasirašyk man. Ir tu sėdi, jo, labai gerai. Ir aš ką išmokau, tai aš aišku tai išmokau iš savo laikų, kuomet dirbau sanitaru. Tai pirmas dalykas ateini į procedūrinį, sakai, labą dieną, esu rezidentas Martynas, slaugytojams, ar galite man padėti čia įsikorporuoti. Ir tada viskas eina kaip per sviestą, iš tikrųjų. Nes tu įsikimbi į ranką ir tave viską pradeda. Žiūrėkite, daktarė, tasme, mes paskirimus labai norėtume gauti kitą tada. Antibiotikus norėtume, kad jūs paskirtume tada norėtume, kad tą. Ir tada visas tas, kas galėtų būti labai sunki pirma pradžia, eina lengvai, nes tu esi įsikibęs už slaugytojas, ne, kaip aš žodžiu, čia gydytojas, kažkokia čia hierarchinė kvaila struktūra, bet viskas pasileidžia daug lengviau. Ir kai aš galvoju iš vis apie savo tas studijas, 6 metai plus 3 metai rezidentūros, 9 metai,
tikrai daugiau negu 50% įgūdžių, kurie man dabar padeda klinikinėje praktikoje, aš neįgavau. Iš profesorių tikrai man. Tikrai ne iš profesorių aš tai gavau, tikrai ne per paskaitas, bet išgavau tos minkštąją dalį, kaip prieiti prie paciento, ne? Kaip laikyti kateterį, kai įvedė, ne? Kada skirti vaistus ir panašiai. Aš išmokau būtent iš jūsų, iš sesų, ta prasme. Ir ta reikšmė man buvo didžiulė ir aš noriu, kad jūs irgi tai parsineštumėte į namus, kad mes nemokame to iškomunikuoti. Ir aš girdžiu, aš kai kalbėjau su keliomis slaugytojomis prieš šitą pranešimą, kaip jums atrodo jauni gydytojai? Sako, nu tai čia ateina, popierius papildo ir išeina, ne labas nepasako, ne ateina į skyrių. Tai aš tik noriu gal tik toksai pateisinimas. Tai mes, kai mokamės medicinos, tai mūsų nieks nemoka būti maloniais, mūsų nieks nemoka būti komandiškais, pasakyti labas. Aš būsiu geriausias medicinos studentas, kai parašysiu per 5 minutės, kad pacientų yra pneumonija, paskirsiu jam gydymą ir išeisiu, ne? Tai tarsi tą kultūrą, tarsi tos minkštuosius įgūdžius mes gauname praktikoje ir čia jūsų reikšmė yra didžiulė. Ok, dabar kita dalis, kurią tikrai reikia pašnekėti ir kuri čia taip oficialiai yra gan, taip dažnai paminima, tai komandos narys. Komanda. Man atrodo, kad Lietuvoje tai iš tikrųjų yra hierarchinė piramidė, ta prasme, ten yra šūdrų kasta, yra dar kažkokia kasta ir panašiai. Ir aš buvau tenais toj šūdrų kastoj 4 metus, ta prasme, ir man tai dėl to yra labai lengva, nes aš suprantu, kokiom emocijom vadovaujamasi toj komunikacijos grandinėje. Ir iš tikrųjų, žinot, čia amerikietiška, man atrodo, iškart matos, nes visi su chalatais šypsosi. Man atrodo, kad jie net yra gydytojai, nes jie tikrai nešypsotų, ta prasme. Ir aš nežinau, kad komanda geriausiai Lietuvoje pavaizduoja tą skaidrę, ta prasme. Kai mes visi kartu, gydytojai, ir paramedikai, ir slaugytojas, įsikyvam ir mums sako, varyk, ir tu tempi tą gremėsdų už tavęs, išsijuosęs. Grįžti po, mano tėtis po 35 metų praktikos, jisai pirmas dalykas, kurį padarė, išėjęs iš sistemos, jis gavo tokį patieką, Juozui Gedvinui už gerą darbą, pasirašė tuometinis direktorius. Pirmas dalykas, kurį jis padarė, jis išmetė tą patieką. Nes čia toks dalykas, mes įsikinkom į tą žaidimą ir, tikrai, kiekvienas turime šitą jausmą. Bet mes turime suprasti, kad mes esame visi čia ir kartais yra kalbime, nes slaugytojai to nepadarė, čia gydytojai tokie anokie, bet mes turime suprasti, kad mes visi esame šitam žaidime kartu, ta prasme, ir tik vieningai mes galime čia kažką pakeisti. Ir kuomet kalbame apie komandą, tai aš grįžtu iš Jono gydytojo perspektyvos, man būdavo labai juokinga, kai pirmi budėjimai skubios pagalbos skyriuje, aš iš pradžių nenorėjau šitą specialybę, dėl to nežinau jos specifikos, nežinau, kaip čia viskas veikia. Aš turėjau dirbti su intubuotais pacientais ir ten, viskas daug paprasčiau. Ir dėl to ateini skyrių, ir tenais yra 20 metų patirties turinti seselė, ten viską nežino, visi klinikiniai scenarijai jos yra atmintinai žinomi. Ir tu ateini, sakai, reikia paskirti šitą dar. Ir taip atsisukai tave Edita ir sako, aš viską padariau daktarui, surašykit popierius, viskas sutvarkyta. Ir tu turi pasitikti, gerą pasidaro, kad tu esi toks saugus, irgi tas toksai hierarchinis lygmuo, kuris yra tik tais dirbtinis ant popieriaus, nes gydytojas, slaugytoja, iš tikrųjų praktiškai jisai visiškai neegzistuoja. Ir iš tikrųjų ta darbos komanda, kai tu iš tikrųjų, tavo tos žinios, kurios teorinės, galbūt tu gali skaityti, kaip kad aš skaitydavau pirmais metais, nebadėjimų metu po 12 valandų, po 16 valandų visokius straipsnius naujausius, visą kitą, jos yra visiškai bevertės, jeigu tu nesugebi sukontaktuoti su savo komanda. Bet kai yra tokios slaugytojos kaip Simona, kai mes turime komandą aplinkui save, tada mes jautiesi gerai. Mes kiekvienas, mes dami šiukšlę į konteinerį apsidžiaugiam kaip pataikom. Mūsų yra įgimtas noras gerai viską daryti, efektyviai. Tai va tas dalykas, kai tu dirbi komandoje, iš tikrųjų yra labai geras jausmas. Ir tu tada jauti pasitenkinimą, gaudamas tos kelius šimtus eurų, bet vis tiek tu pasitenkinimą jauti vien dėl to, kad viskas veikia efektyviai. Tokia žinutė, kad irgi viens kitam padėdami mes galime džiaugti šito gyvenimo, nes manau, kad tik tais tai mes tą galime daryti, vienaip ir kitaip išeisime ir nieko nepasiliksime, tik tais patirtis. Ir dar apie vieną tokį dalyką, kurį aš noriu pakalbėti, ir čia iš tikrųjų labai svarbu, kad tai išgirstų administracijos atstovai, galbūt netgi valdžios atstovai dar yra. Tai tikrai Jano gydytojo akimis yra tokių vilkų sesų, 25 metai, patirtis žiauriai, ten galėtų iš abaroto užsimerkus kateterį vesti, didesnių problemų. Ten viskas tiesiog, tu taip kažkas, kai reikia daryti, tau jau viską iš anksto tavo mintis nuskaitai, vesti reikia centrinės venos kateterį, viskas sudėliota, taip tobulai.
Ir žinote tas, kad aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau atsirado išmanios ar išplėstinės praktikos slaugytojos, ne? Kažkoks bent jau galimybė daugiau savarankiškumo, daugiau deleguoti, daugiau pajamas didesnės padaryti. Bet mes turime sugalvoti, kaip įgalinti tas slaugytojas, kurios turi neformaliai įgytas kompetencijas, ta prasme, ir jos yra labai labai stiprios, bet vis dėlto yra tik tais tam pačiam lygmenį, formaliai ant popieriaus, kuriame pradėjo prieš 20 metų. Tai yra neteisinga, tai yra neefektyvu. Ir kai mes sprendame, aš iš animacijos išėjęs, aš žinau, kad jau keletas slaugytojų, tokių tikrų vilkų, ta prasme, tų slaugytojų, nuo kurių priklauso kultūros skyrius. Nes ne nuo aparatūros ir ne nuo popieriaus ir kartais net ne nuo skyrius vedėjai priklauso kultūra, bet priklauso nuo tų vilkų, kurie yra tam skyriuje. Ir kai aš žinau, kad keletą iš jų išvažiavo iš Lietuvos, tai ne dėl to, kad tenais buvo finansinės padėtys kažkokios, bet dėl to, kad nebuvo pakankamo pripažinimo, įgalinimo, įvertinimo. Tai čia yra didžiausias praradimas Lietuvai, ta prasme. Čia, kai KT aparatas sugenda, tai čia visi už galvos imasi, čia viešieji pirkimai vyksta visą kitą. Bet kai mes prarandam tokius žmonės, čia yra didžiausia tragedija, ką mes galim padaryti, prasme, jie nuteka į Norvegiją. Ir tikrai jeigu mes negalim iškart pakeisti finansinės padėties, tai mes tikrai galim pakeisti požiūrį į slaugytojus ir tai mes taip būtina daryti. Mes jau slaugytojų asociacijų tai nuolatos komunikuojame ir dar mušėme iki kitur. Aš čia taip matau. Dar vienas dalykas, apie kurį reikia šnekėti, manau, ir tai jauno gydytojo akimis tai tikrai matosi, tai yra tas, kad ne Lietuvoje, gal truputį Lietuvoje, bet užsienyje, kuo labiau ta slaugytojo rolė eina, tokia diversifikuojasi, ne? Tarsi, kaip pas mus čia pradedam nuo visokių pampersų keitimo, kas yra visiškai nesąmonė, tai mes einame į protokolizuotas, specializuotas slaugytojus, ne? Širdies nepakankamumo, sepsijos slaugytojus, intensyvios terapijos, kurios išplėstinės, ne? Kai Amerikoje, pavyzdžiui, 2 metų rezidentas yra lygiai toksai pat kaip registruotas slaugytojas, ir jie kankalasi vienas su kitu, yra labai įdomu, kai rezidentas sako, reikia daryti taip, o sesė sako, kad reikia daryti taip, ir gydytojas klauso sesės, ta prasme. Bet tos dalykas yra, kad su ateitimi, pavyzdžiui, ką aš matau, aš nematau apie tai kalbant anksčiau, tai IBM'as yra sukūręs, pavyzdžiui, daktarą Watsoną. Daktaras Watsonas, šitą mašiną yra perskaičius visus pasaulyje medicininius straipsnius, jinai yra išmoko mokytis iš straipsnių, yra sukurtas algoritmas. Ir dabar kiekvieną akimirką, kai išleidžiamas naujas PubMed, Medline, Embase ir panašiai straipsnis, jinai perskaitai. Tos kompetencijos, kurių bus prašoma iš gydytojo, panašu, kad bus deleguotos į technologijas. Ir aš iš tikrųjų laukiu to, nes mes čia sakom, gydytojai perdegė, kaip daryti perdegimą, kaip atsiras robotai, kaip mus pakeis, tai nepirks ir perdegimą. Bet sako žmonės, ne, gydytojai niekada nebus pakeičiami, visą laiką reikės jūsų šilumos. Jo, bet gydytojai nemoka rodyti šilumos, ta prasme, mes visi tai žinom, jiems patinka tie popieriai, patinka procedūros, visą kitą. Slaugytojas būtent yra tie žaidėjai sistemoje, iš kurių pacientai gauna tą žmogiškumą, ta prasme. Ir aš manau, kad jūsų vaidmuo būtent didės augant su technologijom. Čia yra natūrali evoliucija. Manau, kad tai yra labai labai sunku priimti kažkam, kas yra profesorius, kas yra labai panašiai, bet technologijos tai mūsų valdys tam tikrą prasme. Ir tai vadinama yra varlės šuolio fenomenu, tarkim, ne? Jeigu mes nesugebėsime padaryti tam tikrų socialinių pokyčių, tam tikrų ruošimo pokyčių, kaip kad, pavyzdžiui, Afrikoje sakė, didelė problema, neturime komunikacijų, labai sunku yra nutiesti laidus telefonus. Tada atsirado mobilus telefonas ir visa situacija pasikeitė. Tai tas mūsų hierarchinė struktūra Lietuvoje irgi labai greitai gali pasikeisti, kas yra kažkoks technologinis išradimas ir jau dabar yra silicijos slėnyje tiek, kad bet čia ateitis. Ir trečias dalykas, kuris dabar galbūt nėra toks malonus, tai yra tas, ką aš matau ir ką mes matome, tai kad, žinot, bevilkdamos tą sistemą už savęs, tarsi, yra labai daug perdegimo, labai daug, sunku, čia yra Viktorija, kuri su temperatūra 38 būti dėjime, tarsi, ir aš, sunku man įsivaizduoti, kad dedasi jos galvoje, tai dar tą mėnesį dieną, kai nėra algadienis, tai dar gali kitokie dalykai dėtis, bet kai yra algadienis, tada, prisideda visą kitą, ne prie to. Ir aš žinote, čia mes esame jaunų gydytojų asociacija, yra tik tais nevyriausybinė organizacija, mes neturime labai didelės jėgos kažką keisti, nebent kaip stipriai daužyti galvas, ta prasme. Bet yra tam tikri dalykai, kuriuos mes turime su savimi dirbti. Aš manau, ir aš norėčiau šitą iškomunikuoti labai stipriai. Ir mes darome tyrimus apie tą tvarę sveikatos sistemą skubioje medicinai. Yra dar laiko miškai. Sustainable Health Workforce, ne? Konferencijose visi šneka, sustainable, reikia daryti tą, bla, 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 bet nieks iš tikrųjų nėra daroma, tarsi. Ir mes pamatavom rezidentus. Čia yra HRV rodiklis. HRV rodiklis, iš tikrųjų, jeigu taip trumpai kalbant, tai jis rodo tavo nervų sistemos balansą. Įprastam žmogui su visiškai minimaliu fiziniu aktyvumu, jisai turėtų eiti kažkur tarp 60-70, tokia lygi kreivė per dienas. Tarp 70-80, kažkur tenais. Kuo aukštesnis, tuo geriau, reiškia, tuo labiau esi lengviau pristaikantis prie pokyčių, tuo lengviau perneši stresą ir panašiai. Čia yra rezidentų skalės.
tarsi, amerikietiškai kalneliai, vieną dieną jis yra, taip atrodo, miokardo infarkto ištiko paciento HB būtų tokiam lygmenį, ta prasme. Ir va tai, jis ateina į budėjimą toksai, čia, tarsi, toks įvertis yra prilyginamas 0,4 promilės, ta prasme. Šis žmogus tiesiog ar po budėjimo, ar tenais kažkaip nemokės sutvarkyti savo minčių iš pat ryto. Jis yra pavojingas pacientam. Kitą dieną tas iššokai patviršo, ekstazija ir panašiai. Ir va toks šokinėjimas veda į perdegimą. Mes netyrime slaugytojų, bet aš esu tikras, kad kažkas panašaus yra pas mūsų visus. Vieną dieną yra taip, kitą dieną taip. Ir kuomet mes nemokame dirbti su savo vidumi, tais dalykais, kurie yra mūsų viduje, su tais, nuo kurių priklauso mūsų HRV ir kiti rodikliai, tai mes galime pabaigti, bet kad to neatsitiktų. Aš noriu pristatyti vieną tokią koncepciją. Ar esate girdėję Csikszentmihalyičių? Kas pozityvioji psichologija, kažkam tai skamba? Pozityvioji. Čia yra žmogus, ne kaip Freudas, kuris sakė, tai va, pakalbėkime, kas blogai, nuo vaikystės, kas blogai, kas tave mušė ir panašiai. Ir taip išeina žmonės, kurie žino, kaip įsinagrinėti viską, kas blogai, bet pabaigia kaip Freudas nusižudydami, tarsi su kulka savo galvoje. Tai kokia nauda? Visiškai jokios naudos šitos psichologijos. Dabar, tai iš tikrųjų, jeigu čia yra psichologų, tai aš noriu atsiprašyti jūsų, bet moksliniai tyrimai rodo, kad pasivaikščiojimas 3 kartus per savaitę duoda tokią pat naudą kaip psichoanalitinė psichoterapija. Tai yra, tai čia mokslas, aš nieko nesakau taip. Bet Michalis ką padarė, jisai nustatė, aš noriu pažiūrėti ne į tuos žmonės, kuriems yra blogai, bet aš noriu pažiūrėti tuos, kurie spindi džiaugsmu, aš noriu atkasti tuos dalykus, dėl ko jie yra laimingi ir noriu paskiepyti juos visais. Ne? Ir jisai sukūrė tokią skalę, aš tiesiog neišverčiu juos, atsiprašau, kuris pasakė, kad tavo būsena vidinė priklauso nuo to, kokie yra tavo įgūdžiai viduje, kokie mūsų įgūdžiai ir kokie yra mūsų iššūkiai. Ne? Tai kaip, pavyzdžiui, vaikai smėlio dėžėje, ne? Jie kuria smėlio dėžę, jie kuria smėlio pilį, jie po truputį stato, jie mokosi, kaip kažkas griūva, iš naujo darosi ir jie nuolatiniai yra flow būsinoje, kai yra tėkmė, kai tu prarandi laiko nuovoką ir tau tiesiog, tu esi tam momente. Kai tu esi tam momente, vyksta tam tikri pokyčiai tavo fiziologiją, tavo nervų sistemos matricose, kurie užveda tą pozityvę psichologiją arba tą atsparumą perdegimo sindromui. Ir tas buvimas šitą momente, šitą dainą man, kad ir, tokia labai įdomi, bet man vis primena apie tai, kad reikia, mes kiekvieną dieną atsibundam ir galvom, čia bus tas, bet būti čia ir dabar yra labai svarbu. Ir aš manau, kad mes, būdami medicinoje, labai retai pamastome, kokie mes esame privilegijuoti, nes kiekvieną dieną galime pamatyti, kokie mes esame laimingi. Aš prisimenu, kai vasarą dirbdavau reanimacijos skyriuje, sakydavau, tai čia ir to neturiu, ir to neturiu. Tada ateini į reanimacijos skyrių, pamatai prijungtą prie DPV aparato žmogų su kumščio dydžio pragula savo ant užpakalio ir supranti, kad viskas čia yra gerai, tiesiog išmokti ir džiaugtis čia akimirką. Ir raktas į tą išmokimą džiaugtis akimirką, bet minutės turėtų būti lygiai taip, yra žaismingumas, kad ir kaip keistai tai skambėtų, ne? Tai vaikai, kurie žaidžia savo, vaikai turi daug mažiau laisvę negu mes. Jie turi valgyti tuo pat metu, turi rengtis tuos drabužius, kuriuos jie išrenka, turi eiti į mokyklą, turi eiti miegoti, visas jiems turi laimę. Atrodo, tas žmogus turėtų būti baisiai nelaimingas. Mes štai turime visas laimės ir prasideda depresijos, prasideda visokie velniai. Bet jūs niekada nematėte vaikų, kuris žaistų futbolą ir sakytų, Petriuk, palauk, 3 valanda, einu pavalgysiu pietus ir tada sugrįšime, ne? Ir įsijautė, jie gyvena gyvenimą 100%. Ir čia yra paslaptis, kai Csikszentmihalyičius tyrinėjo žmonės, kurie yra laimingi, jis tyrinėjo tos, tai yra sportininkai, tai yra tie žmonės, kurie kopinėja kalnus, kurie labai daug laiko praleidžia čia ir dabar, ne? Tai ką aš, pavyzdžiui, darau, aš žaidžiu stalo tenisą, tarkim, ne? Aš žaidžiu stalo tenisą, nes čia tam nereikia labai daug pasiruošimo, tai negali labai sutraumuoti savo raiščių ir panašiai, bet tas tiesiog, kai tu būdamas kaip toksai Indijos išminčius, Svamis Vivekananda pasakė, priartėsi prie Dievo daug labiau užpartinamas futbolą, nei 1000 valandų kalbėdamas poterius, ta prasme. Nes tu esi čia ir dabar, ir tu jauti tą akimirką. Ir aš tik noriu pasakyti, kad tai, ką mes čia darome, tai čia tik tai žaidžiame. Mes dalyvaujame mirties ir gyvenimo žaidime. Ir, žinot, visata sukasi gerai, ne? Šiandien saulė pakilo, mes esame visi gyvi sveiki, niekam čia iš mūsų tenais aneurizma aortos neplyšo panašiai. Bet pavėlavo autobusas, kokia su šitą dieną, ta prasme, ne? Tai reikia biškai taip susikalibruoti visus tos savo reikalus. Ir šitokie dalykai, ne, mes pradėjome mokslinį tyrimą ir mums reikia 4 kartus per savaitę pavaikščioti valandą laiko antroji pulso zonai. Ta prasme, tai tas HB rodiklis, iš tokių, jisai darosi toksai. Tai žaismingumas, šiek tiek fizinio krūvio, šiek tiek pozityvaus mąstymo ir buvimo savyje ir mes turėsime kažkokią sistemą, dėl kurios verta gyventi. Ir aš dar
viena žinutė administracijai ir valdžiai, tai nuo to, kaip mes žiūrėsime į slaugytojas, nuo to, kaip mes vertinsime šitą sistemą dabar, priklausys mūsų visos sistemos ateitis, nes jos yra tie žmonės, kurie ugdo medicinos bendruomenę, jaunosius gydytojus ir visą sistemą kartu. Ačiū labai.